Labukas, labukas visiems šiandien. Verslo pristatymą su Livijon vesiu aš, Silvija Tefenznaitė. Taigi šio video metu jūs sužinosite, kaip aš pradėjau, kaip jūs galite pradėti, sužinosite, ką galima pasiekti, sužinosite, kaip galite uždirbti ir kad tai galite padaryti tiesiog laisvu metu. Tai tikiuosi, kad šios prezentacijos metu jūs priimsite tinkamą sprendimą savo padėti uždirbti pinigus. Ir aš nekantraudama dalinuosi su jumis ekranu. Tikiuosi, kad viskas gerai matosi ir viskas bus gerai. Ir nieko nelaukdama noriu pradėti. Livijon tai aukšta kokybė ir verslo galimybė. Tai yra puikiai, žinokit, verslo galimybė. Tai yra ta vieta, kurioje yra orientuojamasi į aukštą kokybę, kad būtų patenkintas klientas ir aišku, kad būčiau patenkinta aš potenciali verslo partnerė, nes nuo to auga mano pinigai. Tai va dėl to Livijon yra ta vieta, kurioje aš patyriau didžiausius laimėjimus. Ir apie visą tai noriu su jumis pasidalinti. Taigi, Livijon kompanija yra įsikūrusi 2014 metais Lenkijoje, tai yra Lenkijos kompanija ir tai yra su aukšta kokybė kompanija. Lietuvoje pradėjo veikti nuo 20 metų. Mano tikrasis startas šioje kompanijoje buvo 21 metų rugsėjį, tačiau, kaip žinote, daugelis žmonių nežinome, ko norime, nežinome, ko ateiname, turime savų baimių, turime neatsakingumą galbūt šiek tiek ir tikrai nesiryžtame kažko labai stipriai nuveikti, tai aš metus laiko nelabai stipriai kažką ir veikiau. Uždirbau 100-200 eurų papildomai, buvau pasikėlusi savo pajamas iki 4-500, bet toliau viską buvau numetus. Bet mano stiprioji pradžia šitoj kompanijai prasidėjo 22 metais. Kai per 5 mėnesius padariau tai, ko nepadariau per metus laiko, žinokit. Todėl visada sakau, kad rezultatai priklauso tik nuo pačio žmogaus, ne nuo vietos struktūroje. Taigi esu 2 dukryčių mama, esu moteris visų pirma ir esu žmona. Iš tikrųjų, šiai galimybei esu dėkinga mažai savo dukrytei, nes jos dėka, kai buvau vaiko priežiūros atostogose, nusprendžiau paieškoti tų būdų, kaip galiu užsidirbti, kaip prisidėti prie to šeimos biudžeto, nes kaip žinome, kai išeiname vaiko priežiūros atostogose ir tai žino mamos, arba žino ir tėčiai, kad pajamos sumažėja. Tai aš norėjau tiesiog prisidėti papildomai pinigėlių, nes mano pajamos sumažėjo, o šeimoje atsirado papildomas žmogutis. Tai aš tiesiog pabandžiau tinklinės rinkodaros kelią. Turiu 2 dukras, su abiejom šį kelią bandžiau, bet tik su šia dukra aš šito kelio nepamečiau. Ir tiesiog labai labai stipriai. Iš tikrųjų, būtent šios kompanijos dėka aš supratau, kad tinklinė rinkodara duoda naudą, kad tinkliniai rinkodarai žmogus gali pasiekti didelių dalykų. Ir iš tikrųjų, tinkliniai rinkodarai gali uždirbti visi. Nesvarbu, ar tai yra studentas, nesvarbu, ar tai yra moteris, ar tai yra vyras, ar tai yra samdoma darbą dirbantis žmogus, visiškai, visiškai nesvarbu. Svarbu žmogaus noras, svarbu žmogaus ryštas ir svarbu, kad žmogus rastų laiko atlikti veiksmus, nes tik nuo to priklausys, ką žmogus uždirba. Taigi, nesvarbu, kas žmogus yra, visi uždirbti gali. Ir mūsų kompanija, šiaip, tarp kitko, įkūrė vyras. Jo pirmasis verslo partneris taip pat buvo vyras. Ir tai tik įrodo, kad 100% gali dirbti ir vyrai. Nors kartais vyrai sako man, oi, čia kosmetika, aš negalėčiau taip dirbti, oi, su kosmetika aš nesusijęs, oi, aš nenaudoju, aš negalėčiau rekomenduoti. Tinkliniai rinkodarai yra ne tik kosmetika. Pas mus yra daugiau produktų, apie kuriuos taip pat sužinosite prezentacijos metu. Tik nuo mūsų pasakymų priklauso, ką mes čia pasieksime. Ir jūs galite pasirinkti vieną produktą, arba jūs galite pasirinkti kelis. Tik nuo jūsų priklausys, kaip jūs uždirbsit ir kaip jūs čia startuosite. Taigi, kaip galima čia uždirbti? Pirmas dalykas, ką jūs turite žinoti, tai savo marketingo planą. Tai yra marketingo planas, kurį turėtumėt žinoti mintinai tie, kurie dirbate ir tie, kurie dirbsite. Pirmas dalykas tai yra procentinė lentelė. Tai yra lentelė, į kurią turėtų orientuotis visi. Nes tai yra mūsų pradžia. Kaip mes startuosime, priklausys nuo kurios vietos mes pradėsime, bet noriu jums supažindinti, kaip auga jūsų uždarbiai. Tai tam, kad jūs gautumėt savo pirmąjį uždarbį, labai svarbu yra pasiekti pirmąjį marketingo laiptelį. Tai yra 4%. Nuo jo jau yra mokamas uždarbis ir jau žmogus gauna antrą atlyginimą.
Mes uždirbam du atlyginimus. Pirmas yra nuo parduoto produkto 30% tiesiai mums į kišenę, antras yra už padarytą apyvartą - asmeninę arba struktūrinę. Taigi, kokio dydžio apyvarta bus pasiekta, tokio dydžio procentą jūs pasieksite. Jeigu surinksite per mėnesį 7000 taškų, jūs pakilsite į 13 procentą. Nuo 13 procento žmogus jau lipa ant scenos atsiiminėti savo apdovanojimus, savo taures. Tai yra pripažinimas, tai yra pavyzdys, kad galima uždirbti. Ir jau nuo 13 procento jau kelių šimtų eurų komisiniai yra. Ir tai yra antras atlyginimas plus jūsų pardavimai. Taip pat matote išskirtą antrą lentelę. Nuo šitų jūs dar galite gauti ir premijas. 22 procentas tai yra ta vieta, kurioje atsiveria visos galimybės. Jūsų 22 procentų gaunate premijas, jūsų 22 gaunate automobilius, netgi gaunate kelionę, apie kurias taip pat sužinosite netrukus. Taip pat turime antrą marketingo lentelę, tai yra Gold Manageris, deimantinis, vicedirektorius. Lietuvoje turime du deimantinius ir tikrai nemažai turime Gold Managerių, tai auksiniai vadybininkai, o Lietuvoje du deimantinius. Ir aišku, mažiausiai kalbu apie direktorius, prezidentus ir seniorus prezidentus, nes tai yra dar toli. Bet, kad tai įmanoma pasiekti, tai yra tiesiog tik tais mūsų nusistatymai. Jeigu mes nusistatysim, kad mes norim, ir mes tai padarysim. Ir čia uždarbiui jokių lubų nėra. Jūs galite uždirbti 125 tūkstančius per mėnesį, kaip uždirba senior president, bet jūs lygiai taip pat galite uždirbti ir 200 tūkstančių per mėnesį, lygiai taip pat būdami senior president. Viskas, ką jūs uždirbsit, priklausys tik nuo jūsų padarytos apyvartos. Asmeninės ir struktūrinės. Taigi, kokie bonusai čia jūsų laukia? Livion kompanija yra orientuota į žmogų, į jo norus, į jo tai, ką žmogus gali pasiekti, į siekius ir žinoma, kad tas žmogus būtų motyvuotas daryti. Todėl kompanija yra orientuota sukurti tokius konkursus, kuriuos būtų nelabai sudėtinga pasiekti, bet kad žmogus ir norėtų. Kas nenorėtų nemokamų atostogų, taip, aš tai tikrai norėsiu. Tai kompanija siūlo 7 arba 10 dienų atostogas tiesiog kompanijos sąskaita. Jums visiškai niekas ten nekainuoja, jokie viešbučiai, jokios nakvynės, joks maistas, jokie gėrimai, niekas. Jūs tiesiog atostogaujate. Nerealiai gerai, žinokit, jūsų darbas tiesiog nuvykti iki oro uosto, o visų kitų rūpinasi kompanija. Taip pat būsto paskolos dengimas, tai yra nuo 350 iki 1800 eurų. Vėlgi, jūsų būsto paskolą dengs kompanija tik tuo atveju, jeigu jūs ją turėsite. Jūs gausite ekstra pinigus, jeigu turėsite savo būsto paskolą. Taip pat, kokio dydžio bonusą gausite piniginį, priklauso nuo jūsų apyvartos. Kuo didesnė apyvarta, tuo didesnę sumą jūs gaunate. Ir būsto paskolos dengimas prasideda nuo auksinio vadybininko. Jeigu grįžti prie marketingo lentelės, būtent nuo Gold Managerio. Čia prasideda būtent būsto paskolos dengimas ir minimali suma yra 350 eurų. Pasiekėt šitą kvalifikaciją, turite būsto paskolą, gaunate ekstra papildomų pinigų prie to, ką jūs jau ir taip uždirbate, 350, kad apsimokėtumėt savo būsto paskolą. Lietuvoje mes turime jau 3 dengimus. Kelionėse taip pat dalyvavo 4-5 merginos, buvo su vyru, tai tikrai gali pasiekti kiekvienas. Ir taip pat turime autolizingą, kurio, kaip matote, dengimas prasideda nuo 275 eurų. Šitą autolizingą gali gauti žmogus pasiekęs 22 procentą. Jeigu sugrįžti prie marketingo lentelės, tai 22 procentą pasiekus, kaip ir sakiau, atsiveria visos galimybės, jūs gaunate papildomai 275 eurus, kad apsimokėtumėt savo automobilio lizingą, jeigu jį turite. Jūs turite turėti savo lizingą, nes tai yra jūsų automobilis. Praėjus 4 metams, nes tai bus 4 metai, kompanija 4 metus jums dengs šitą lizingą, praėjus šiam laikotarpiui, jūs tiesiog automobilį pasiliekate savo. Norite jį kolekcionuojate, norite jį parduodate, norite jį dovanojate, tai yra tiesiog jūsų pasirinkimas. Bet automobilį turite jūs. Ir už tai jūs gaunate minimum 275 eurus. Jeigu, tarkim, jūsų apyvarta didėja, pasiekėt auksinį vadybininką, tai vėlgi jūsų pajamos, būtent tas bonusinė įmoka taip pat didėja. Kuo daugiau apyvartos, tuo didesnė suma. Ir taip pat galite gauti iki 1800 eurų per mėnesį. Taip pat papildomi komisiniai iki 6950 eurų. Tai yra nerealus konkursas, kuriame galite sudalyvauti visi. Visiems vienodos galimybės,
net ir man žinokit, kuri jau esu su šia kompanija keli metai. Tai ar jūs pradėsite dabar, ar jūs pradėsite vėliau, ar jūs pradėjote anksčiau, visiškai nesvarbu. Svarbu, kad jūs galite šią sumą susižerti tiesiai savo į kišenę už tiesiog savo padarytą darbą. Ir tai yra papildomi pinigai prie to, ką jūs jau ir taip uždirbate. Taigi, kaip galite gauti tuos 7 000, tai būtinai grįžtu prie marketingo lentelės. Jeigu jūs startuojate šiais metais, va dabar nusprendžiate pradėti, jūs einant laikui pradedate intensyviai dirbti, jūs pasiekė 22%. Kompanijos sąlygos leidžia, jeigu jūs 22% pasiekėt, išlaikot jį 4 mėnesius, sausio mėnesį, sausio daug nebeliko, tai vasario mėnesį jūs pasiekėt 22 kaip pavyzdys, jį išlaikote kovą, balandį ir gegužę, jūs gaunate 1150 € premijos. Jeigu taip atsitinka, kad vasarį pasiekėt 22, kovą pasiekėt auksinį vadybininką ir kaip pavyzdys, birželį jūs pasiekėte deimantinį vadybininką. 3 kvalifikacijos. Kas tikrai yra įmanoma, žinokit. Tikrai. Jums susisumuoja premijos. Už auksinio vadybininko kvalifikaciją jūs gaunate 2300 € premijos. Už deimantinį jūs gaunate 3500 € premijos. Tai yra didžiulės sumos, kurios jums priklauso už jūsų padarytą darbą. Tai yra didesnės sumos, negu daugelis uždirba Lietuvoje tiesiog mėnesinį savo atlyginimą, o tai yra tiesiog jūsų premija. Tai visos tos sumos susisumuoja ir išlaikius deimantinį vadybininką paskutinę kvalifikaciją 4 mėnesius, jūs gausite beveik 7 000 € tiesiai savo kišenę. Jeigu taip atsitiktų, kad pavyzdys, gegužį pasiekė deimantinį, birželį likote su goldu, nes priklausomai nuo jūsų apyvartos, tai tiesiog jūs gausite, jums susisumos už 22 ir gold managerio premijos. Tai vad, kiek jūs padarysite, kiek jūs įdėsite darbo, tokio dydžio premijas ir galite gauti. Bet kad 7 000 papildomai jūsų kišeniai gali būti, tai yra nesiginčytina ir kompanija tai duoda. Ir aišku, dabar dar turime išleistą konkursą nuo sausio mėnesio papildomą premiją 300 arba 500 € žmogui tiesiog į kišenę. Tai taip pat yra tiesiog premija. Tai yra pardavėjų konkursas. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs dabar startuojate, padarote 5 mėnesius iš eilės apyvartas po 2000 taškų, po tų 5 mėnesių 300 € jūsų kišeniai papildomai. Jeigu 5 mėnesius padarysite po 3000 taškų, 5 mėnesiai iš eilės, 500 € jūsų kišenėje kaip papildoma premija. Ir tai sudaro realiai pusę mėnesinio žmogaus atlyginimo. O jūs gaunate tiesiog už padarytą apyvartą. Kas, žinokit, tikrai yra visiškai nesudėtinga. Aš esu padariusi ir 4000 apyvartą, ir virš 4000 apyvartą. Tai jūs taip pat galite tai padaryti. Tiesiog reikia norėti. Taigi, kaip čia galima startuoti? Tai mes turime iš tikrųjų 5 opcijas. Čia, kaip manote, nuotraukoje yra 4. Pirma opcija, kurios čia nėra, tai yra nemokama registracija. Jos iš tikrųjų mažiausiai rekomenduoju. Man tai atrodo nereikalinga, bet yra žmonių, kurie taip nusprendžia startuoti. Ir pasakysiu, kada jį reikalinga. Tai 2 startiniai paketai, produktinis arba profesionalus. Produktinis, kai mes tiesiog išsirenkam produktų už minimum 55 € mūsų krepšelis turėtų siekti. Tiesiog produktus renkamės patys. Kompanija nesudarinėja krepšelių, kompanija nesudarinėja jokių rinkinių, tai yra mūsų pačių pasirinkimas, ką mes norime išbandyti. Ir tai gali būti visiškai skirtingi produktai. Ir mes gauname maždaug apie 170 taškų startui ir esam 0%. Jeigu sugrįžt prie marketingo lentelės, jeigu matytumėt, tam, kad pasiektumėm 4%, mums reikia 200 taškų. Jeigu mūsų užsakymas prekių sudarytų maždaug apie 70 €, jau mes pasiektumėm pirmąjį marketingo laiptelį, pirmąjį tą 4% ir jau pradėtumėm uždirbti pinigus. Kitas būdas tai yra profesionalus. Kai jūs gaunate kvepalų mėginėlių papkę, gaunate produktų katalogą ir marketingo planą, tam, kad galėtume pradėti dirbti. Ir taip pat su šiuo paketu jūs gaunate 3 produktus su 50% nuolaida nuo savikainos. Vadinasi, jūs registracijos metu pasirinkę profesionalų paketą jau ir taip galite rinktis produktus su nuolaida, tai vadinasi, jums dar papildoma nuolaida gaunasi ir jūs galite labai labai pigiai įsigyti produktų. Kas yra svarbu, kad su šiais paketais jūs startuosite nuo nuliuko. Jeigu pažiūrėtumėte į marketingo procentinę dalį, tai
nebent produktiniam pasirinksi didesnę prekių sumą. Bet iš tikrųjų už profesionalų jūs gaunate 50 taškų ir ten nepadidinsite ir jūs esate visiškas nuliukas. Tačiau, jeigu mes prieisim prie verslo paketų, tai taip pat yra du. Tai yra supervisoris arba premium paketas. Supervisorio startas yra su 550 eurų. 50 eurų vėlgi yra skirta rinkodaros medžiagai, tai yra jūsų kvepalų mėginėlių papkiai, produktų katalogui ir marketingo planui, kad jūs turėtumėt įrankį, su kuo galėtumėt pradėti savo veiklą, su kuo galėtumėt pradėti uždirbti pinigus, su kuo galėtumėt pradėti rekomenduoti produktus ir lygiai taip pat turėsit visą reklaminę medžiagą, kaip galite pasiskaičiuoti savo uždarbį ir kaip galima uždirbti, rodant tai kitiems. Ir aišku, 50 eurų už tai, o likusi 500 eurų suma atsiranda jūsų elektroniniai parduotuviai. Tie pinigai visiškai niekur nedingsta. Jūs gaunate 1700 taškų ir esate 7 procentas, nuo kurio nenukrentat. Ir grįžtu prie marketingo lentelės. Kaip matote, 7 procentas. Jūs vadinasi niekada nebebūsit 4 procentų, jūs niekada nebūsite nuliukų, jūs visada būsite minimum 7 procentas. Ir kai man žmonės sako, oi, norėčiau marketingo kompanijos, kurioje procentas nenukrenta, tai yra verslo paketai. Ir jūs sumokėję tuos 550 turite stabilų procentą ir likusi ta 500 eurų suma atsiduria jūsų elektroniniai parduotuviai. 50 eurų už jūsų papkį rinkodaros medžiagą, o 500 yra jūsų elektroniniai parduotuviai. Ir taip pat jūs nuo kompanijos gaunate 29 eurus prie savo komisinio atlygio kitą mėnesį. Vadinasi, jūs jau po truputėlį susigražinėjate pinigus. Šie pinigai niekur nedingsta. Jūs turite 3 metus laiko juos išnaudoti. Bet aišku, kai žmogus sukiša savo pinigus, jis nori tai padaryti kuo greičiau. Aš lygiai taip pat, žinokit. Tai ir kiekvienas žmogus, kuris pasiėmė verslo paketą, tai darė per mėnesį. 500 eurų išprekiauti drąsiai galima per mėnesį. Lygiai taip pat yra su premium paketu. Startas yra 1050, už 50 eurų žmogus gauna kvepalų mėginėlių papkę, produktų katalogą ir marketingo planą, o likusi 1000 eurų suma atsiduria žmogaus elektroniniai parduotuviai. Ir žmogus gauna 3000 startui ir 10 procentą, nuo kurio niekada nenukrenta. Vadinasi, jūs niekada nebūsite 7 procentas, jūs niekada nebūsite 4 procentas, nuliukas niekada nebūsite. Jūs būsite 10 ir kilsite vis aukštyn. Ir kaip matote, esate vis arčiau tą 22 procentą, nuo kurio atsiveria visos galimybės. Tai jūs 10 procentų turite stabilų ne tik didesnį atlyginimą, bet ir jį turėsite kiekvieną mėnesį, nes jūsų procentas niekada nenukris. Taip pat jūs gaunate 75 eurus komisinio atlygio prie savo atlyginimų kitą mėnesį. Tai jūs įsivaizduokit, jūs investavote, kaip pavyzdys žmonės mėgsta naudoti šitą žodį, 1050, tačiau jau 1000 jūsų elektroniniai parduotuviai ir dar 75 eurus gausite. Vadinasi, jūs jau gaunate daugiau, negu išleidote ir dar gaunate papkę su visa reikiama medžiaga, kad galėtumėt pradėti uždirbti pinigus. Kas yra geriausiai, kad jūs uždirbate daugiau? Kaip pavyzdys, jeigu jūs per mėnesį suprekiausite prekių už 1000 eurų, kas tikrai yra įmanoma, nes aš tai esu padariusi, už 1000 eurų suprekiausi per mėnesį, visą tą 1000 jūs susigražinate ir dar plus 30 procentų tiesiai jums į kišenę. Lygiai taip pat nuo 500 ir lygiai taip pat nuo 1000. Tai jūs gaunate 30 procentų papildomų pajamų. Tai 1000 jūsų kišeniai, 30 procentų nuo prekės, kurie lieka jums, tai yra dar 300 ir dar 75 eurai nuo kompanijos už pasirinktą verslo paketą. Tai jau beveik 1400. O su 550 startavus beveik 700 yra jūsų kišeniai, nes 30 procentų nuo prekių, tai yra 150 eurų jums papildomo bonusų. Kaip ir sakau, tai yra labai geras dalykas, labai geras startas, kai jūs norite stabilaus procento. Ir kiekvieną kartą jūs galite vis daugiau uždirbti, nes ta papkė lieka pas jūs visam laikui. Ir žinoma, taigi kaip čia reikėtų uždirbti, tai yra, galite net keliais būdais. Tai yra vartotojas, kai jūs galite tiesiog pirktis produktus dėl savęs pigiau. Ir kai žmonės, tarkim, startuoja, jie sako, oi, man klientai sako, norėčiau galbūt pigiau įsigyti, tai viskas, mes galime pasiūlyti žmogui įsigyti pigiau, jis gali prisiregistruoti ir pirktis produktus su 30 procentų nuolaida. Vadinasi, aš negausiu to 30 procentų uždarbio, bet kadangi skaičiuojasi apyvartos kylant mūsų procentams, aš gausiu taškus. Tai irgi naudinga man
ir naudinga klientui, nes jisai sutaupys. Ir jisai neprivalo nieko pirkti. Nėra jokių privalomų pirkimų, nėra jokių nustatytų sumų, už kurias privalėtumėm pirkti, jokio įsipareigojimo, todėl žmogus gali drąsiai būti tiesiog vartotojas. Taip pat žmogus gali rekomenduoti produktus taip, kaip dirbu aš. Aš išbandau produktą ir jį rekomenduoju kitiems. Taip rekomenduodama aš uždirbu 30% tiesiai savo kišenę, nes parduodu prekę klientui. Ir lygiai taip pat gali daryti žmogus. Už kiekvieną parduotą prekę žmogui kaupėsi taškai. Kuo brangesnė ta prekė, tuo daugiau taškų gauname. Ir tie taškai sumuojasi nuo mėnesio pirmos dienos iki mėnesio paskutinės. Šitaip yra renkamos apyvartos, už kurias, kaip matote marketingo plane, jūs gaunate antrą atlyginimą. Tai vad jeigu per mėnesį, nuo mėnesio pirmos dienos iki paskutinės, jūs surinksite 13%, 7000 taškų, padarysite šitiek pardavimų, galbūt kažkiek komandinės tai bus, jūs jau pasieksite 13% ir jau uždirbsite kelis šimtus eurų. Tai yra antras atlyginimas. Jūs galite ieškoti verslo partnerių. Tai taip pat yra labai naudinga žmonėms, jeigu jie nori pakelti savo verslą į aukštesnį lygį. Tai tiesiog sumuojasi jūsų asmeninė apyvarta ir sumuojasi jūsų komandinė apyvarta. Ir šitaip kilti bus labai greitai, jeigu jūs tai darysite viską kartu. Jeigu jūs būsite pardavėjas ir jeigu jūs būsite verslo partnerių ieškotojas. Kuo greičiau plėsite savo komandą ir mokinsite žmonės uždirbti, padėsite jiems uždirbti, tuo greičiau jūs pakilsite pats savo karjeros laipteliais. Taigi, kaip reikėtų statyti savo komandą, kad tai būtų aišku. Taigi, visi mes pradedam nuo to pirmo paveikslėlio, kuriame esi tu. Tai yra jūsų sprendimas priimtas. Pirmas žengtas žingsnis ir nuspręsta, kad aš norėčiau prisiregistruoti. Galbūt tai bus verslo paketas, galbūt tai bus nemokama registracija, o galbūt tai bus starto paketas ir tai yra žmogaus sprendimas. Jis atėjo ir yra tas vienas žmogeliukas. Tada jisai susiranda keturi žmonės. Galbūt tai gali būti teta, kuri galbūt norėtų pirktis dėl savęs pigiau. Galbūt tai yra sesuo, galbūt tai yra visiškai svetimas žmogus, galbūt tai yra iš studijų laikų žmogus. Tiesiog nusprendė, kad nori pirktis pigiau ir prisiregistravo. Tie keturi žmonės lygiai taip pat ieško žmonių, kurie norės pirktis pigiau, kurie norės sutaupyti, kurie galbūt norės ir uždirbti. Ir visos tos sumos, pajamos, visos tos apyvartos sumuojasi. Ir įsivaizduokit tuo atveju, kai tie keturi vėl pradės ieškoti savo keturių žmogeliukų. Jums te reikia padėti. Ir kai jūsų komandoje yra 84 žmonės, ir jie visi kaip pavyzdys padaro po 250 taškų, jūs jau turite 21 000. Ir jūs jau esate arti pirmojo marketingo plano pabaigos, to 22%. Ką jūs geriausia padarėt? Tai tiesiog padėjote. Tiesiog parodėte žmogui kelią, kaip reikia uždirbti pinigus. Tiesiog parodėte žmogui, kad gali tai padaryti. Ir parodėte, kaip viskas atrodo. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai suteikti žmogui informacijos. O tas žmogus priima sprendimą dirbti. Ir kai surenka 21 000, kaip matote, 22% pasiekti reikia 25 000. Jam jau tiek nedaug trūksta, kad pasiektų 22% ir atsivertų visos tos išsvajotos galimybės, kurias siūlo kompanija. Taigi, ką gaunate čia prisiregistravę? Taigi, taupimas ir vartojimas. Kaip ir sakau, jūs galite tiesiog būti vartotojai. Jūs gaunate jau paruoštą sistemą, kuri yra dirbanti 24 valandas per parą. Jūs turite elektroninę parduotuvę, į kurią galite jungtis naktį. Aš dažnai mėgstu sakyti, kad žmonės uždirba pinigus miegodami. Tai tarkim, jeigu jūs susirandate verslo partnerį, kuris yra užsienio šalyje, kurioje yra laiko zonos kitokios, kol jūs miegate, jisai daro užsakymus, o taškai sumuojasi ir jūs uždirbate pinigus. Jūs gaunate visus mokymus, jūs gaunate visą pagalbą, jūs gaunate visus įrankius, kurie jau yra išbandyti, būtent dirbant mums su šia kompanija ir kurie veikia, kad jūs galėtumėt stipriai ir labai produktyviai startuoti. Jūs gaunate 30% nuolaidą visam asortimentui ir visam laikui. Šita nuolaida nemažėja, ji gali tik didėti paskelbus kažkokias tai akcijas kompanijai. Kaip pavyzdys, žmogus neregistruotas, jisai nemato jokių nuolaidų.
Prisiregistravęs, jis gali gauti iki 55 ar net 60% nuolaidą tiesiog kompanijai paskelbus kažkokią tai papildomą akciją. Kaip ir minėjau, nėra jokių privalomų pirkimų, tad žmogus neturi jokių įsipareigojimų ir nėra jokios rizikos. Visiškai. Ir žinoma, jis gauna visą reikiamą informaciją. Visuose bonusuose, konkursuose jis taip pat gali dalyvauti. Jis gali dalyvauti pardavėjų konkurse, kurį minėjau, jis gali norėti kelionės nemokamos. Vadinasi, jisai gyvendins sąlygas ir galės dalyvauti. Nesvarbu, kad jis norėjo būti tik vartotojas. Kartai žmogus nori sutaupyti, taip kaip ir aš čia startavau tiesiog norėdama sutaupyti. O dabar aš esu viena iš šios kompanijos lyderių. Tik todėl, kad nusprendžiau susikurti savo darbo vietą iš namų ir nebegrįžti į samdomą darbą, ką ir padariau. Todėl svarbu yra žengti žingsnį, kad norėtumėt daugiau. Ir aišku, pas mus kompanija yra produktinė, niekada nerekomenduoju dirbti ne su produktais, nes ten gali būti rizikų, tačiau aš visada kalbu apie šios produktus labai atsakingai. Tai yra produktai, kurie yra verti kiekvieno cento. Pas mus egzistuoja žema kaina ir aukšta kokybė. Šios kompanijos asortimentas, kaip ir matot, jis nėra labai didžiulis. Tai nėra 1000 prekių, tai yra vos keli šimtai su kvepalais, bet tai yra aukšta kokybė. Ir mano klientai yra patenkinti šitos kompanijos kokybę, jie grįžta pas mane nusipirkti vėl ir ne tik iš manęs, bet ir iš kolegių, jų klientai. Todėl, kad tai yra aukšta kokybė, tačiau kainos yra prieinamos visiems. Tai yra patrauklus dizainas, tikrai labai puikiai tinka dovanoms, labai geras apskritai efektyvus ir rezultatyvus produktas. Jis duoda rezultatų, todėl klientai sugrįžta ne vieną kartą. Labai kompanija orientuojasi į kokybę ir natūralumą, todėl mūsų valymo priemonių daugėja ekologiškų. Ir maisto papildai pakeitė pakuotę ir čia jau matote su naujomis pakuotėmis. Anksčiau turėjome plastikinėse dėžutėse, dėžutės popierinės, bet pats indukas, kaip matote, vat, buteliukas, jis būdavo plasmasinis. Dabar jis jau yra stiklinis, nes kompanijai labai svarbu gamta. Taigi mūsų kvepalai taip pat yra 20 arba 25% parfumas, tai ne tualetinis vanduo, tai yra tikras parfumas, kurį jau žmonės įsimylėjo. Ir kai man žmonės klientai dažnai parašo, sako, mačiau, tu reklamuoji tos kvepalus, aš turiu tokį ir tokį numeriuką, gal gali parduoti. Tai žmonės jau atpažįsta mūsų kvepalus ir tai yra tie kvepalai, kurie, žinokit, nugali daugybės kompanijų kvepalus. Daugybės galiu pasakyti, nes yra žmonių, kurie lygina kitų kompanijų kvepalus su mūsų. Ir aš net esu gavusi iš klientės atsiliepimą, kad mūsų kvepalai yra labiau panašus į tuos brandinius kvapus negu kitų kompanijų. Ir tai, žinokit, yra tikrai. Aš esu pati išbandžiusi, aš pati esu įsitikinusi, kad kai kurie yra netgi identiški ir net nepasakysiu, kuris yra originalas, o kuris yra mūsų kompanijos atitikmuo. Tai iš tikrųjų kompanija, tai yra originalūs Liviano kvepalai, bet jie yra gaminami su tom pačiom brandinių kvapų esencijoms. Aišku, taip pat mūsų asortimente matote namų kvapus, kaip aš sakau, jeigu norite namų kvapą, kuris skleidžiasi po visą patalpą, tai yra šitie namų kvapai. Jie pavergia jau daugelis širdžių, nors yra nauji, pas mus tikrai netaip senai yra atsiradę, bet tai yra namų kvapai, kurie privertė nusišypsoti daugelį, nes įėjusi į patalpą tie namų kvapai labai gražiai ir labai skaniai užsiuodžia. Ir aišku, tikrai labai gražiai atrodo. Tai iš tikrųjų šios produktus rekomenduodami jūs uždirbate papildomus pinigus ir tiesiog skirdami laisvą laiką savo. Taigi, šioj kompanijoje jūs galite gauti ir pasiekti viską. Galite gauti premijas, galite gauti keliones, galite gauti automobilius ir galite gauti būsto paskolos dengimą. Šioj kompanijoje yra viskas įmanoma, tik nuo jūsų priklauso, kaip jūs pasirinksite gyventi. Ar jūs renkatės būti, kur jūs esate, ar jūs renkatės startuoti. Ir nuotrauko jau, tai buvo pats pirmasis automobilis, kurį atsijėmė kolegė. Tai buvo 4 kelionės, realiai 5 žmonės, kurie iškeliavo pernai metį į Egiptą. Patikėkit, lygis tikrai aukštas. Tai yra premija, kurią aš pasėmiau turbūt tik pradėdama dirbti su šitą kompaniją. 100 eurų tiesiog man į kišenę prie to, ką aš ir taip uždirbu. Ir tai yra mergina, kuri pasėmė būsto paskolą, kaip matote kamputyje. Ir tai buvo antroji, jeigu aš neklystu, antroji arba trečioji mergina. Jau dabar bijau sumeluoti iš tikrųjų. Ir viduryje esu aš. Tai yra nuotraukos, kurias skiria 6 metai. 6 metai, kai
aš atėjau čia visko bijodama, nieko nemokėdama, nieko nesuprasdama, nors kažkada gyvenime esu buvusi labai senai jungusis į tinklinės rinkodaros kompanijas, bet taip nieko ir neišbandžiau, nes neišdrįsau. Tai čia yra vienintelė kompanija, kurioje mane gebėjo išmokyti ir kurioje gebėjau perlipti per savo baimės. Ir dabar, po 6 metų, tai yra nuotrauka, kurioje yra moteris, kuri labiau orientuojasi į save, labiau myli save, mažiau bijo, labiau reiškia savo nuomonę, labiau save prižiūri, labiau savim tiki, labiau pasitikė savim negu moteris prieš 6 metus, kuri man net atrodo vyresnė negu dabar. Tai pirmą reikėtų pradėti nuo savęs. Pradėkime priimti sprendimus, kurie galbūt atrodo baisus, bet iš tikrųjų jie labai stipriai gali pakeisti jūsų gyvenimą, taip kaip pakeitė mano. Tinkliniai rinkodarai visada sakau, esu dėkinga ne tik už uždarbį, ne tik už galimybę dirbti iš namų, bet ir už galimybę aukti bei išmokti mylėti save, rūpinti savim ir suprasti, kad pirmą esu aš. Nes jeigu manęs nebus, tai aš neturėsiu ir nieko kito. Tai pirmą pradedu rūpinti savim, o po to visų kitų. Ir aišku, kviečiu jūs į mūsų Livijon šeimą. Tai yra galimybė, kurioje galite pasimti labai daug. Tai yra jūsų sprendimas, ar jūs eisite kartu su mumis, ar jūs stovėsite toje pačioje vietoje ir lauksite kitos galimybės. Geriausias laikas, atminkite, yra dabar. Ir nėra nieko geresnio, negu žengti žingsnį į priekį, arba geriau jau nežengti niekada atgal. Geriau niekada, žinokit. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjote, ačiū, kas žiūrėsite įrašą ir būtinai susisiekite su žmogumi, kuris atsiuntė jums šį įrašą, kuris parodė jums šį įrašą, nes šis žmogus gali jums padėti pasiekti tai, ko pasiekiau aš, ko pasiekė jis ir ko galite pasiekti jūs. Kviečiu jūs pradėti jau nuo dabar.